Jeigu norit pasigaminti skanius cepelinus namuose, būtinai reikės bulvių tarkos ir specialaus maišo bulvių tarkiams nusunkti. Tai va, susitarkuokit bulves, tuomet įmeskite vieną svogūną, kad bulvių tarkiai nejuoduotų, išspauskite sultis. Tas sultis reikia padėti 10 minučių. Tarkius sumaišyti su nusistovėjusiu krakmolu. Čia apie 10 minučių sultis, kai pastovi, susidaro štai toks krakmolas. Tada išvirtas bulves su lupenom nusilupkite, sutrinkite į košę. Ta košę dėkite į tarkius kartu su druska, pipirais ir viską labai gerai išminkykite iki vientisos masės, kad įsimaišytų druska ir pipirai. Va, pažiūrėkit, kokia graži gavosi, jau paruošta formuoti cepelinam, bet dar nelaikas. Dabar faršą dedam druską, pipirus, įspaudžiam česnakėlį, svogūniuką ir viską labai gerai išminkykit. Ir viskas. Formuojam cepelinus, reikia pasidaryti maždaug 1 cm paplotėlį, dėti mėsos ir štai tokie gražūs dirižabliai. Tada pasiruošti krakmolą, supilti į puodą su vandeniu ir užvirti maišant.